Sveiki, šiandien trečias video apie NLP ir tuo pačiu kalbėsim apie hipnozės dalį. Ir tai yra, koks yra tavo proto lankstumas. Ir lankstumas proto yra būtina sąlyga, kad galėtų keistis. Ir ką turiu omeny, lankstumas yra galėti pamatyti naujomis akimis kažką ir priimti. Nes kai mes gimstam ir kai mes vaikystėje užaugam, tai mūsų protas yra kaip kempinė. Ir kempinė jau gali įsivaizduoti, kai šlapia tokia labai lanksti ir sugeria viską. Ir kai mes senstam, tai pamatom pasaulį, atsiranda įsitikinimai. Ir įsitikinimai dažniausiai atsiranda, kai matom, kad kažkas nesikeičia. Ir tai, kad mūsų atsiranda, kad mūsų protas neturėtų naujai galvoti apie kažką. Tai pavyzdžiui, aš tikiu, kad šitą žemę po manim laikys mane, nes jau be šito tikėjimo aš visur čia atsargiai eičiau ir su baimėm. Ir dažnai, kai įsitikinimai atlieka savo darbą, tai palengvina mums gyvenimą, kad mums nereikėtų naujai atrasti tai, ką mes jau žinome. Ir kartais pasąmoningai atsiranda kažkokie įsitikinimai, kad pasaulis yra piktas, kad žmonės manęs nemėgsta, ar aš nesu vertas meilės. Ir tai atsiranda kai kartojasi kažkokios patirtys, kurios patvirtino tą pasąmoningą įsitikinimą, kuris tada jau ir valdo gyvenimą. Ir kai mes senstam, yra lengva priimti šitos įsitikinimus kaip nekintančios tiesos, kur savaimiai aiškus ir net neverta kitaip mąstyti apie tai. Ir dirbant per neurolingvistinį programavimą yra būtina galėti pamatyti dalykus iš kitos perspektyvos ir suprasti, net jeigu aš kažką tikiu, kad yra skirtingų būdų, kaip tą žiūrėti ir skirtingais būdais, kaip įsitikinti kažko, kur ir tikrai gali atitikti realybę daugiau negu tai, ką aš tikiu, pavyzdžiui. Ir čia iš hipnozės pusės čia labai susijęs su kokiu gebėjimu žmogus turi būti hipnozuojamas. Tai angliškai čia žodis suggestibility, tai įtaigumas, aš manau žodis lietuviškai, kaip kokie imlūs mes esam, kad galėt įeiti, gilintis į save. Nes ir per hipnozę, ir per NLP darbas yra su savim, eiti, patirti, pastebėti, ką pats aš jaučiu, ką matau arba priešai save, arba mano minties akyse, arba ką girdžiu išorėje, arba ką girdžiu iš savo vidinio balso. Ir svarbu neprisirišti per daug prie kažkokių įsitikinimų, kad šitaip yra ir negali niekaip kitaip būti. Nes augimas nevyksta, kai senas medis jau sukietėjęs negali lankstytis, vėjas stiprus ateis, nupuš, įvyks šitas, išlauš medžius. O būtent išmokai būti kaip jaunas medis, toks, kur vėjas pučia, glosto ir medis kartu su tuo taip lengvai juda, kad toks lankstumas tai duoda daugiau galimybės mums augti negu kietas užsitikinimas. Ir panašiai su hipnoze
jeigu mes negalim priimti arba kitų žmonių, arba savo žodžių ar minčių, darant, pavyzdžiui, savihipnozę, tai mes negalim įsileisti į mūsų pasąmonę, kad galėt atpažinti bet kokius pokyčius savyje ir galėt įveikti pokyčius. Ir tai būtent norėjau kalbėti, pasidalinti, kaip svarbu yra pastebėti savyje, kur mes esam kieti, kietai įsitikinę kažko ir pažiūrėti, ar yra kažkokia perspektyva, iš kurios atitiktų kažkokia priešinga realybė, kur priešingas atsakymas arba įsitikinimas, kur visai galėtų atitikti toj situacijai ir galėtų pamatyti iš kuo daugiau pusių, nes kai mes tikim, kad mes kažką žinom, tai dažniausiai sukelia trinties gyvenime, kai dalykai nepaeina iš tos, kaip mes tikimės ir norim, kad išeitų. Tai jo, čia tokia principinė, pagrindinė dalis ir NLP, ir hipnozės, ir bet kokio augimo, kad priimti, kad iš esmės mes visi esam studentai, mes mokinamės iki pat mirties apie pasaulį, gyvenimą, mūsų kūną ir kaip šita realybė veikia,